27 klausime mūsų prašo parinkti, kurias formulės naudotume ir tada parašyti atsakymą, bet aš parodysiu tau, kaip išspręsti apskritai šitą uždavinį. Tai tokiu būdu tu realiai žinosi, kaip išspręsti netestinėme variante jį ir tuo pačiu jau bus nesunku išrinkti teisingą atsakymą čia. Tai važiuojam. Kad mums nemaišytų visi šitie papildomi variantai ir kiti dalykai, čia įkėliau tiesiog klausimą ir kaip visada, pirmiausia susirašysim, kas mums duota. Čia šiek tiek sudėtingesnis negu tas paprasčiausias uždavinys tuo, kad mums duota tiek stabdžių diskų masė, tiek stabdžių kaladėlių masė. Mums jos reikia atskirti. Tai stabdžių diskų masę pavadinkim pavyzdžiui MD, o stabdymo kaladėlių masę MK. Atitinkamai stabdžių diskų savitoji šiluma bus CD, o stabdžių kaladėlių CK. Na ir tada duota automobilio masę, MA pavadinkim, ir automobilio greitis. Mums reikia rasti, kiek laipsnių įkais stabdžių sistema, delta T. Mums taip pat duota, kad visa kinetinė energija virsta šiluma stabdžių sistemoje. Tai čia lygiai tą patį reikės taikyti, ką ir taikėme praeitoje 26 užduotyje, tai užrašysime sprendime, kad visa automobilio kinetinė energija virsta stabdžių šiluminė energija. Tai praeitame uždavinė jau apskaičiavome, tai yra 450 000 džiaulių. O toliau jau ieškom formulinę tinkamų formulių. Žinoma, dabar jau ieškosim prie šiluminių reiškinių. Mums reikės šitos formulės. Čia yra kelios šilumos kiekio formulės, bet kadangi mes turim tiek Q, tiek C, tiek M ir ieškom delta T, tai akivaizdžiai šita formulė yra ta, kurią mums reikia naudoti. Tai Q mes jau žinom, 450 000, bet mes turime dvi savitąsias šilumas ir dvi mases. Ką daryti? Tai dalis šilumos kiekio, kuris atsiras stabdant automobilį, gaus stabdžių diskai ir dalį stabdymo kaladėlės. Stabdžių diskai gaus šilumos kiekį, kurį galim pavadinti QD, ir tai bus lygu stabdžių diskų savitoji šiluma kart jų masė kart tiek, kiek pašilo stabdžių diskai. O stabdžių kaladėlės atitinkamai. Dalykas, kurį svarbu pastebėti, tai kad tiek stabdžių diskai, tiek stabdžių kaladėlės, kadangi jie yra bendra sistema, jie įkais vienodai. Nes jeigu vienas, kuris nors įkaistų labiau, pavyzdžiui, stabdžių diskai įkaistų labiau, tai tada jie tiesiog atiduotų dalį šilumos kiekio stabdžių kaladėlėm, kad jos kažkiek pašiltų. Ir atvirkščiai, jeigu stabdžių kaladėlės būtų karštesnės, jos atiduotų kažkiek šilumos kiekio stabdžių diskams. Tai tokiu būdu sistema susibalansuoja ir mes tikrai žinom, kad tiek diskai, tiek kaladėlės įkais po tiek pat. Tai reiškia, kad tas bendras šilumos kiekis, kurį jie gaus, kurį apskaičiavom jau praeitą kartą 405 000 džiaulių, bus padalintas stabdžių diskams ir stabdžių kaladėlėms. Ir tada įsirašom vietoj stabdžių diskų ir stabdžių kaladėlių šitas formulės. Kadangi ieškom delta T, o delta T vienodas, tai išsikelsim delta T prieš skliaustus. Tai turim, kad Q yra lygu visam šitam. O dabar abi pusės padalinam iš skliaustų. Ir gaunam kam lygu delta T. Belieka tik suskaičiuoti. Taip, CD buvo 500, MD 9. CK 600, MK 2. Dedantis skaičiuotuvas skaičius būk atidus, reikia padėti vardiklyje, tai yra apačioje skliaustus. Štai šitaip. Ir štai turim atsakymą. Arba, jeigu tavo skaičiuotuvas turi tokią funkciją, gali iš karto skaitiklį ir vardiklį pasižymėti. Štai taip. Tai kokį atsakymą reikia pasirinkti? Mes tikrai nenaudojam šitų formulių. Apskritai Q mažoji, tai reiškia savitoji kuro degimo šiluma. Čia kai kuras dega skaičiuojam. Iš karto galim abu šituos variantus atmesti. L didžioji yra savitoji garavimo arba kondensavimosi šiluma. Tai čia kai medžiagos garuoja arba kondensuojasi. Irgi netinka. O šitas abi formulės tikrai ir naudojame. Kinetinės energijos. Nors realiai mes suskaičiavom praeitam uždavinyje, bet ir šitam uždavinyje būtų reikėję naudoti, jeigu būtume tik šitą uždavinį turėję. Ir taip pat šilumos kiekio formulė, kai kūnai šyla. Na, o kiek jau pašilo sistema mes jau kaip ir gavom. Labai svarbu, pažiūrim kiek suapvalinti. Iki sveikojo skaičiaus. Taip, tai mes gavom 78,95, iki sveikojo skaičiaus 79. Taip ir įrašom atsakymą.